Jonukas per meilę. Egzistuoja toks dalykas, kaip šešėlinė asmenybės dalis. Tai savybės, kurių mes savyje nesuvokiame, nematome, nepriimame. Jos yra mumyse, bet mūsų sąmonė jos yra paslėptos šešėlyje. Ir todėl mūsų užalieptos savybės yra parodoma per kitus žmonės mūsų gyvenime. Taigi kiti žmonės mūsų gyvenime yra mūsų veidrodžiai, tiesioginiai ir atvirkštiniai. Todėl mūsų užalieptos savybės, kurį jūs kažko erzina, yra jūsų pačių, tik tu to nematai, nenori pastebėti, gal net ignoruoji ją. Kaip veidrodėlis, mes randame savybę, kuri mus erzina. Pažiūrėkite, ar ji nėra atvirkštinė, savybė jūsų savybei. Kai visą tai suvoksite savyje, jūs pirmą priimsite šias savybės, arba bent jau pradėsite jas priimti, o antrą tiesiog tapsite aukščiau už tai, suprasdami, kad esate kažkas daugiau. Kai atpažįstame savyje šias savybės, tada žmonės pasikeičia, arba jų elgesys nustoja mus erzinti. Apskritai viskas pasaulyje yra išdėstyta pagal veidrodžio principą. Visa mūsų aplinka yra mūsų atspindys. Su kitų žmonių pagalba galite lengvai pamatyti, kas yra jumyse. Esate nepatenkintas savo aplinką, dabar esate nepatenkintas pirmiausia savimi. Mūsų požiūris į save sutampa su požiūriu į mūsų pačius žmonės. Tai kas manyje yra ir išorėje. Vidinis pasaulis traukia kitų žmonių vidinius pasaulius. Tai visi aplinkui blogai jaučiasi, visi liūdi prislėgti, tai tas pats vyksta ir jūsų viduje. Tagai tave supa šviesus, malonus, mylinti žmonės, vadinasi, tu pats esi toks pat, viskas labai paprasta. Žodžiai su savimi pasikeis ir tave supantis pasaulis. Žmonės gali būti sunku ir net skaudu keisti save, o dar sunkiau suvokti, kad dėl netinkamų sprendimų programų skaudinai kitus ir kliuvai savo gyvenimą. Būtų keista, šiame pasaulyje suvokimas ateina būtent per skausmą. Kai tą supratau, kaip pati pradėjau augti ir tobulėti. Tas santykių skausmas yra esminis, labiausiai verčiantis susimastyti ir keistis. Turi gero ar į blogą jau renkasi kiekvienas asmeniškai. Per šis pasaulis mokykla ir pamokos eina per mūsų artimiausius žmonės. Yra vyrų ir moterų, kurie negali pakęsti skausmo, bet ir tik ištikus santykiuose sunkumams skuba juos nutraukti. Tada šoka į naujus santykius manydami, kad ten viskas bus kitaip, kad ten bus lengviau atėję nuo savęs ir savo pamokų nepabėgsi. Iš pradžių visi santykiai būna saldus ir gražus, o laikui einant vėl viskas tas pats. Dėl ateina ginčiai, kritika, apatija ir skausmas, nuo kurio bėgai. Kodėl taip yra? Kodėl kad vietoj to, kad mokytumėsi pamokas, tu bėgi nuo jų? Ir visuose santykiuose randi tą patį. Ir kiek turėsi jau, tu neišmoksi vienos, ant kitos pamokos tau suksiesi ratu. Paklaus savęs, ko ši situacija nemoko. Kodėl taip atsitiko? Ką aš turiu suprasti? Nieko nevyksta šiaip savo. Mokykis, nes nėra kito kelio į tvirtus ir ilgalaikius santykius. Tik priėmimas esamos situacijos ir suvokima, kodėl tai. Paklaus savęs, o ši situacija mane moko. Kodėl taip atsitiko? Ką aš turiu suprasti? Nieko nevyksta šiaip savo. Mokykis, nes nėra kito kelio į tvirtus ir ilgalaikius santykius. Tik priėmimas esamos situacijos ir suvokima, kodėl tai.